Labas vakaras visiems susirinkusiems. Tuskulėnų rimties parkas mena skaudžius istorijos įvykius, kai sovietų okupacijos metais šioje teritorijoje buvo slėpiami represinių struktūrų nusikaltimai. NKGB vidaus kalėjime Vilniuje budeliai pradėję vykdyti mirties bausmę, per kuriuos nuo 1944 metų iki 1947 metų nužudė 767, tai kuriuos čia surado. Dar galvojama, kad čia buvo užkasta apie 1000 Lietuvos patriotų. Šiandieną, tai mes ką tik tai atšventėm 80 metų nuo pirmųjų aukų, kurios buvo atvežtos, nukankintos KGB rūmose ir atvežtos čia, į Tuskulėnus. Šiais metais ir dabar šią beveik akimirką taip pat kitas 70 metų atminties toks jubiliejus. Tai yra Jonas Vytautas Žemaitis. 1954 metais, lapkričio 26 dieną, Maskvoje, Butyrkų kalėjime, buvo sušaudytas. Taigi, mes turim prisiminti ir kitus Lietuvos partizanus, vadus ir partizanus, ir Adolfą Ramanauską Vanagą, ir Juozą Lukšą Daumantą, ir Juozą Vitkų Kazimieraitį, ir Joną Misiūną Žalią Velnę, ir Justiną Lekešių grafą, ir Antaną Kraujelį Siaubūną, ir Lionginą Baliukonį Dzūką, ir visus kitus, kurie paaukojo savo gyvybę vardan Lietuvos. Prieš skelbdamas tylos minutę noriu perskaityti maldą mūsų garsios partizanės poetės Dianos Glemžaitės. O Viešpatie, aš nieko nenorėčiau, tik prisiglaust prie tavo kojų. Ir lūpomis tas kruvinas žaizdas pajausti. O Viešpatie, tik tai prie tavo kojų, šventųjų kojų, lai žemė apsipilt žiedais ir saulė bertų spindulius, kaip aukso lietų gausų, lai upių vagos šniokšdamos liktų kaip pelenas išdegęs sausos. Norėčiau būt maža smiltim, o Viešpatie po tavo kojom. Taigi, norėčiau, kad tylos minutę atsistoję pagerbtumėm tuos Lietuvos didvyrius. Pagerbta. Maskvos Butyrkų kalėjime paskutinio teismo posėdžio metu kovojančios Lietuvos prezidentas generolas Jonas Žemaitis, Vytautas, sakė: istorija moko, kad kraujas niekada nebūna pralietas veltui. Jei ne dabar, tai už 50 ar 100 metų Lietuva iškovojusi laisvę įvertins mūsų siekius ir mūsų darbus. Aš, kaip ir kiti mano bendražygiai, laikau,
kad Sovietų sąjunga savo ginkluotomis pajėgomis įsiveržė į mūsų šalį. Norėčiau paprašyti SOP pajėgų vadą, pulkininką, tarti žodį. Labas vakaras, gerbiami susirinkusieji. Tikrai garbus ratas žmonių tie, kurie saugo atminimą Lietuvos laisvės kovų, tie, kurie prisimena tos žmonės, kurie paaukojo savo gyvybę vardan to, kad šiandien mes gyventume laisvi ir laimingi, kad turėtume šviesų rytojų, galėtumėm kurti, galėtumėm gyventi. 80 metų, tai atrodo visai nedaug, kada mus visus, mūsų protėvius, kaimynas, kuris gyvena šalia mūsų sienų, kuris ir šiandien yra neramus, nori surengti didelį karą ne tik tai kariaujančiųjų Ukrainoje, bet taipogi taikosi ir į mūsų žemės. Suvarė mus į bunkerį. Į bunkerį, kuris izoliavo Lietuvą, Baltijos šalis nuo likusio viso pasaulio. Prieš 80 metų mes buvom suvaryti į bunkerį, kuris laikui bėgant nusidažė raudona spalva, nusidažė krauju mūsų gynėjų. Mūsų partizanai, tai tie laisvės paukščiai, kurie suvaryti į bunkerį, bet kokią kainą suprato, kad iš jo reikia ištrūkti. Negalvodami apie savo rytojų, jie atidavė visas savo jėgas ir savo gyvybę, iškęsdami alkį, psichologinius sunkumus, fizinius išbandymus, brutalų smurtą. Jie surado vidinių jėgų tęsti šitą kovą, nepaisant to, kad mes būdome suvaryti visi į bunkerį. Šiandien dienai Lietuvos kariuomenės specialių operacijų pajėgos mokosi iš partizanų nuveiktų kovų, darbų, jų dvasinės stiprybės, tam, kad visų pirma mes nebūtumėm suvaryti į bunkerį, tam, kad turėtumėm čia sąjungininkus. Ir jeigu taip įvyktų, būtumėm suvaryti į bunkerį, ruošiamės ir darom viską, kad specialių operacijų pajėgos, Lietuvos kariuomenė, taipogi Lietuvos žmonės, tie, kurie mato save ginkluotųjų pajėgų sudėtyje, būtų pasiruošę ginti valstybę ginklu. Šiandien mes puoselėjam tradicijas. Specialių operacijų pajėgose turime žaliukus, šių dienų partizanus, kurie praėję sudėtingus išbandymus, atrankas, tampa šiai dienai naujai atgimusiais partizanais ir bet kurią akimirką pasiruošusiais ginti valstybę. Savo kalbą noriu pabaigti žodžiais, kurie yra iškalti ant akmens, atvežto iš Kaltinų mūšio, labai šventos vietos specialių operacijų pajėgom, pastatyto prie Juodo kryžio ir ant akmens parašyta: Sese, pink vainiką žalę ir atnešk nakčia. Broli, juodą medžio kryžių pastatyk na čia. Ačiū Jums ir gražaus vakaro. Dėkojame Lietuvos kariuomenės SOP vadui, pulkininkui Dariui Milašiui. O dabar norėčiau pakviesti į sceną bardą, aktorių Giedrių Arbačiauską tarti žodį. Labas vakaras. Net negaliu pasakyti, kaip būti čia svarbu. Prisiminti svarbu. Nepamiršti svarbu. Būti kartu svarbu. Mintimis, jausmais. Šitoj stiprybėj kartu. Bronius Krivickas, žuvęs 1953 metais prie Panevėžio Raguvos miškuose.
Tegul krenta mums likimo kirčiai. Nepabūksim šios baisios kovos. Ir tiesos, ir Dievo vėliavos. Neapleisim lygi savo mirčiai. Daugel brolių seserų jau krito, kad ji būtų amžinai skaisti. Juos atminkim. Ir visa tvirti būkime kaip tie kalnai granito. Glauskime jos šilką prie krūtinės ir lik pat minutės paskutinės neškim ją siūbuojančią žemę. Ir žinokim, kad kovoj mums kritus, ją pakels ir neš lig galo kitas, kol iškils ji bokšte aukštame. Partizanų būrys paklebeno duris, paklebeno sodžiaus pirkelę, atidarė duris jiems jauna mergina. Čia broliukai nuvargę sušalę, atidarė duris jiems jauna mergina. Čia broliukai nuvargę sušalę. Naktis buvo tamsi, jie sumigo visi. Tik mėnulis per debesį žengė, bet nemigo stribai mūsų žemės rykliai. Vyrams kruvina pokylį rengė, bet nemigo stribai mūsų žemės rykliai. Vyrams kruvina pokylį rengė. Pasigirdo, kas tai, lyg motorų garsai. Tai rusai apsupo pirkelę. Sudrebėjo namai, išbyrėjo langai ir granatos praskynė jiems kelią. Sudrebėjo namai, išbyrėjo langai ir granatos praskynė jiems kelią. Rytas buvo gražus, kito tokio nebus, tik ta kruvina žiema šaltoji. Juos ant gatvės numes šaltas vėjas, bučiuos, neteis, neapverks mylimoji. Juos ant gatvės numes šaltas vėjas, bučiuos, neteis, neapverks mylimoji. Po šventais ąžuolais kilo jie sakalais, jie krūtinėmis Lietuvą gynė. Pasiliko jauni dainose amžini partizanai, sūneliai tėvynės. Pasiliko jauni dainose amžini partizanai, sūneliai tėvynės. Vytautas Miškinis. Vizijos. Regėjimas. Regiu.
ant kryžiaus taip aukštai pakibęs tu, išganytojas kančioj tylus. Atsižadu ir keršto, ir puikybės, atsižadu šėtono išmislų. Aš, mažas, menkas, smulkus, lyg dulkelė, pakelt man į tave akis drovų. Bet išvedei mane ant didžio kelio ir parklubdėjai tarp įsiūčio kovų. Mačiau trėmimus, klykė kūdikėliai. Tuo džiūgavo per prievartą minia. Tai šito melo niekaip nepakėliau, į kovą stojau nuoga krūtinė. Ir man pritiktų kankinio vainikas, jei ant galvos uždėtum tu patsai. Mane lik nejučiom smakai apniko, nepasiruošusi visai. Tačiau jau aš daugiau nepikdžodžiausiu ir taip pražuvęs būčiau, jei ne tu. Tu man esi paguoda ir viltis didžiausia šito sunkiausių bandymų metu. Parpuolu alpdamas po tavo kojų ir mano balsas girdisi danguos. Su džiaugsmo ašarom karštom dėkoju, kad ateini rusin mane paguost. Tu ateini per storas mūro sienas, sargybas apginkluotas ir grotas ir atneši žvaigždėtą mėnesieną. Ir klausinėjai, kurgi tu? Ar tas? Aš tas. Tu išganytojas, tave pažįstu, esi tikėjimas tu, kelias ir šviesa. Ir mano rūsį žvaigždėmis pražįsta ir skleidžiasi ramybė ir šviesa. Tu man beri žodžius, gražius kaip žiedas. Ko tu bijai? Aš su tavim kartu. Ir patylom kamputį į psalmes gėdu. Ir klausosi kalėjimas kurtus. Liki sveika, mergytė man, ramunė žiedų laimė būk, o man likimas partizanų šiandieną čia, o ryt kitur. O man likimas partizanų šiandieną čia, o ryt kitur. Paduok man savo ranką brangą, leisk pažvelgti į akis ir valandėlę šitą menką man bus gražiausia atmintis. Ir valandėlę šitą menką man bus gražiausia atmintis. Išnyksiu aš lyg koks šešėlis, mane priglaus tamsi naktis. A, kaip norėčiau grįžti vėliai ir grįšiu jai tik nemirtis. A, kaip norėčiau grįžti vėliai ir grįšiu jai tik nemirtis. Žydės vėl vasaros auksinės, nauji gėlių žiedai subręs. Pamirši tą, kurs dėl tėvynės prarado viską, net tave. Pamirši tą, kurs dėl tėvynės prarado viską, net tave. Bet neliūdėk, juk tai tik žodžiai, jie kaip miražas greit praeis. Sugrįšiu aš ir lūpos godžiai ieškos tavųjų
Vakarais sugrįšiu aš ir lūpos godžiai ieškos tavųjų. Vakarais likai sveika mergytė mano, ramunė žiedų laimę bus, o man likimas partizano šiandieną čia ori. Marcelijus Martinaitis, Sutartinė. Tavo ryto dūmų, juosmenį apjuosiu, pabalnosiu žirgą Nemuno krantais. Aš į tolių miglą pro vartus išjosiu, ugnį tau pažersiu, skėlės apkaustais. Lėksiu į senovę virš laukų ir miestų, ir miškų viršūnės pasagos kliudys. Ir sunku turėti, ir sunku pamesti, kur lašės man kraujas ten akmuo išdys. Ir sunku turėti, ir sunku pamesti, kur lašės man kraujas ten akmuo išdys. Aš per bokštų šoksiu, perskreisiu per kalną. Aš negreit sugrįšiu, o gal niekada. Aš tavęs raudosiu, naktimis ant balnos. Aš tavęs skaitysiu, kritusių vardus. Per pasaulio šaltį dieną naktį lėksiu, visada per amžius kaip ir niekada. Seksiu, ties tavim sulaikęs juokdarys staiga. Gyvas tik kaip gėlė, prie krūtinės seksiu, ties tavim sulaikęs juokdarys staiga. Aš ant tavo kapo savo žemę versiu, žirgas žvengs prie šono, apkaustai žvangės. Susigersi, visas įsiliejęs iš savo širdies. Į žaizdą kiekvieną tau aš atsiversiu, šalia žirgo kaitės rytmečio rasoj. Aš tave suvokiu, į save sugersiu, paskutinį kartą gailėlę rasoj. Aš tave suvokiu, tave sugersiu, paskutinį kartą gailėlę rasoj, gailėlę rasoj, gailėlę rasoj, gailėlę rasoj, gailėlę rasoj. Tavo ryto dūmų Ačiū. Dėkojame tikrai aktoriui, bardui Giedriui Arbačiauskui už tokias gražias dainas. Partizanų žodžiai rašyti 1947 metais šventajam tėvui su raginimu išgirsti
kovojančios Lietuvos balsą. Šventasis tėve, mes tikimės būti išklausyti. Mes daug ir labai daug iškentėjome dėl šventojo tikėjimo, dėl apaštalų sosto ištikimumo. Todėl turime vilties tikėtis jūsų pagalbos. Mes mirštame, bet mirdami norime girdėti jūsų paguodo žodį ir pasaulio katalikų suraminimą, kad mūsų vaikai daugiau nebekentės dvasios vergijos. Mes tikime, kad jūsų galingas žodis pajudins laisvę mylinčių tautų vadus iš nusnudimo. Šventasis tėve, mūsų raštas nėra toks, kokį norėtumėt parašyti. Rašome pogrindyje, prie mirgančios lemputės, kas valandėlę laukdami čekistų. Tyčiomis nežymėme vietų ir asmenų, nenorėdami čekistams duoti medžiagos. Kai šis raštas jūs pasieks, gal mūsų nebebus. Kol jį nuneš, daug nešančių pervers čekistų kulka. Šventasis tėve, mums mirštantiems už religiją ir tautos laisvę suteik palaiminimą. Ula.
kaimynas Baliukevičius Dzūkas prisipažino, nejučiomis subrendom. Subrendom per anksti su šautuvu ir pavojais. Tuo metu jam buvo 23. Dvasinės stiprybės reikėjo vien apsispręsti ir išeiti sunkių kovos keliu, paliekant gimtuosius namus, išsiskirti su artimaisiais. Jie turėjo apsispręsti, palikti namus, kasdieninį gyvenimą, įprastą darbą, ilgesį iš pamiškių, pavydžiai žiūrėjo į laukuose plaušančius žmonės, davė priesaiką Dievui ir tėvynei, jau nepriklausė savo. Vilnelė. Kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų Ramovės folkloro ansamblis Vilnelė, vadovė Laimė Purlienė. O dabar į sceną noriu pakviesti poetą, bardą Albertą Antanavičių. Labas vakaras. Aš ne partizanų dainas dainuosiu, bet apie partizanus, nes tai mano originalūs tekstai, originali muzika. Esu išleidęs tokį diskelį, 30 dainų, būtent apie pokarį, apie partizanus, jų gyvenimą, jų mamas, jų seseris,
Tai būtent ir pasirinkau šiandien apie mamą, seserį ir tokią neutralią. Vienas. Tavo akys. Stovėjai tu į naktį įsisupus, laikėjai ant rankos seną Milo paltą ir vis šnabždėjai nepraverus lūpų. Miške tikriausiai mano vaikui šalta, žinočiau, kur nunešiau apsigobtų čiobrelių, kaip kadais namie išvirčiau. Ir jeigu rašiau ašarų, jei drėktų skruostai, kad būt man pačiai kiek lengviau pravirkčiau. Tavo akys lyg išdžiūvę šuliniai, tavo akys išverktos lyg paširdies ir sielos, tavo akys pražiūrėtos lygi sielvarto seniai, bet kokios gyvos, kokios tikros, kokios mielos. Tokių gražių, tokių tikrų akių, netgi gražiausioj ir tikriausioj pasakoj nerbuvę. Tokias akis regiu, kada žvelgiu į partizanų motiną Lietuvę. Lydėjai tu ir dukteris, ir sūnus, žinojai tu, kas kančia ir vargas. Žvilgsniu žegnojai turgaus aikštėj kūnus, ant šalto bruko sumestus kaip malkas. Ir ne viena raukšlelė nevirpėjo, ne vienas vyzdis žvelgdamas į mirtį. Jeigu sudrėko akys, tai sakei nuo vėjo, nes priešui stebint tu verkei per širdį. Tavo akys lyg išdžiūvę šuliniai, tavo akys išverktos lyg paširdies ir sielos, tavo akys pražiūrėtos lygi sielvarto seniai, bet kokios gyvos, kokios tikros, kokios mielos. Tokių gražių, tokių tikrų akių, netgi gražiausioj ir tikriausioj pasakoj nerbuvę. Tokias akis regiu, kada žvelgiu į partizanų motiną Lietuvę, į partizanų motiną Lietuvę. Ačiū labai. Dabar čia apie sesulą. Tai vadinasi po uosiu, kurį sodinai. Temstant aš kaip sutarta ateisiu į pušyną spalio arimu, kaip kas kart atnešiu duonos vaisių ir žinutę iš tėvų namų. Ačiū, jie sveiki, tau pameluosiu ir tave
prisimena dažnai, besilsėdami po kiemo uosiu, tuo, kurį vaikystėj sodinai. Štai mama megztuką dovanoja, šiltas tau pravers, dar pasakiau. Ak, jei būtum tu tuomet žinojęs, ne mama, tai aš jį tau mezgiau. Ak, jei būtum tu žinojęs tąkart, kad gimtiniai draikos pelenai, kad tėvus palaidojau dar vakar po medžiu, kurį tu sodinai. Grįždama iš miško veik be kvapo, su gera žinia namo skrendu. Atsikvėpsiu prie tėvelių kapo, tik pasakius jiems, kad gyvas tu. Niekur ne minutei nesustosiu, nenustosiu plakt nakties sparnais, kol neapkabinsiu liekno uosio, to, kurį vaikystėj sodinai. Rudeniop man einant per miestelį, per minutę pražilau ir pasenau. Kai tave ant grindinio, broleli, gulint tik iš megztuko pažinau. Ak, slapčia apverksiu, apraudosiu, melsiu viešpatį kasdien ir amžinai, kad sugrįžtum kuo greičiau po uosiu, tuo, kurį vaikystėj sodinai. Kad sugrįžtum kada nors po uosiu, tuo, kurį vaikystėj sodinai. Kad sugrįžtum pas tėvus po uosiu, tuo, kurį vaikystėj sodinai. Ačiū. Na ir dar miško orkestrai. Vėl grieš harmonika gegužį, bus daug dainų naujų, tik dainavos dainingos pušys, nepadainuos tau niekad jų. Vėl kaimo smuikas suoks birželį, šiek tiek liūdniau nei kitados. Tik ar girdėsi į vaikelį iš bunkerio duobės juodos? Lyg pečialinda guos klarnetas, kažkur toli, labai toli, bet grožiui bus per maža vietos, drėgnam rugpjūčio
bunkerį. It senas varnas košios būgnas, be džiaugsmo ritmo padrikai. Taip panašiai rugsėjo ūkanas sušaudo svetimi žiogai. Taip panašiai rugsėjo ūkanas sušaudo svetimi žiogai. Orkestras tyliai išsiskirstys, po dainai ramesnė šalis. Ar šildys partizanų širdis be jo rudens pavakarys? Deg žvakė be liepsnos ir vaško, bus sielvartinga ir skaudu, kad durtuvais bepročiai drasko ir paukščių ir žmonių lizdus. Na, o kai dainos su visam nutyla, kai ir už lango ir širdį žiema, per naktį motina pražyla, tave sūnau apverkdama, šerkšinėje obelys ant vėjo, kaip motinos baltai, baltai. Bet ne tik jų, ne debesėlio, tu negirdi ir nematai. Bet ne tik jų, ne debesėlio, tu negirdi ir nematai. Dėl griež armonika gegužį, bus daug dainų naujų. Tik dainavos dainingos pušys nepadainuos daugiau tau jų. Ačiū Jums. Dėkojame poetui, bardui Albertui Antanavičiui. Dar kartą paplokim. Mintys iš Liongino Baliukevičiaus Dzūko dienoraščio. Aš dažnai pasgalvoju, kasgi tu esi mano tėvynė? Kodėl tavo vaikai tokie keisti, tokie savotiškai užsispyrę? Iš kur toji didelė pasipriešinimo jėga? Aš jaučiu, jog aš savo kraštą pamilsiu vis labiau ir labiau. Jeigu man šiandien kas pasiūlytų laisvę Amerikoje, aš nevažiuočiau. Geriau žūti čia, garbingai kovojant, negu rankas sudėjus laukti kažko iš kažkur nukrintant. Pagaliau, mūsų kraujas nenueis veltui. Mes turėsime teisę visiems žiūrėti tiesiai į akis, nes mes savo tėvynės neapleidom. Na ir kasgi mus nugalės, jei mes nebijom, jei mes nugalėjom mirtį. Yeah.
Iš kur toji meilė tėvyniai, tas aukojimasis jai? Partizanų kovose kovojo 210 mokytojų. Iš jų 24 moterys mokytojos. Štai kur pagarba. Štai kur meilė tėvynei. Folkloro ansamblis Vilnelė. Ačiū, Vilnelė. O dabar į sceną kviečiu aktorių bardą Gediminą Storpirštį. Labas vakaras visiems susirinkusim čia į
vieną garbingiausių ir švenčiausių Vilniaus miestų, vietų, kur daugybė mūsų didžiavyrių padėjo galvas, iš čia iškeliavo, arba čia jų palaidoti kūnai. Prisimenu, sesuo Nijolė Sadūnaitė pasakojo pokalbį su popiežium Jonu Pauliu II, kuris pasakė, Lietuva kaip reta valstybė pasaulyje turi labai daug šventų kankinių. Tai aš manau, ir šiandien, kada mes minime tiek Žemaičio mirties jubiliejų, tiek pirmųjų aukų čia atvežtų, partizanų tarpe yra nepaprastai daug mūsų didžiavyrių, mūsų šventų kankinių. Palinko liepa šalia kelio, pravirko motina sena. Sūneliai, tėvynė tave šaukia ir vėl laisva bus Lietuva. Sūneliai, tėvynė tave šaukia ir vėl laisva bus Lietuva. Aš toli, toli iškeliausiu nuo tėviškėlės, nuo brangios. Mergaitė, neverk viena palikus, aš vėl sugrįšiu pas tave. Mergaitė, neverk viena palikus, aš vėl sugrįšiu pas tave. O jeigu žūčiau už tėvynę, nuo kulkų budelio aštrių, mergaitė, ir mirdamas kartosiu, myliu tėvynę ir tave. Mergaitė, ir mirdamas kartosiu, myliu tėvynę ir tave. Gal kaulai kur sudus už miestą ir kapo pėdsako neliks. Man tik viena mintis belieka, kad tik nemirtų praeitis. Man tik viena mintis belieka, kad tik nemirtų praeitis. Ne viens žmogus praeidams tyliai nepagalvos, kas ilsis čia. Brangioji, o jeigu tu atrasi, tai pasimelski už mane. Brangioji, o jeigu tu atrasi, tai pasimelski už mane. Jūs turbūt žinot, kad skirtingose mūsų kraštuose ta pati liaudies daina įgyja tam truputėlį net melodinės kitokias slinktis arba, reiškia, truputėlį vieną kitą posmą kitokių, reiškia, žodžių, papildomų žodžių. Tai yra mūsų tautos kūryba, ir kurią padainau versiją irgi, turbūt jūs daugiau žinote kitas eilutės, bet net šita tokia, net vadinama tokia, reiškia, neoficialių himnų partizanų, jinai irgi turi kelias versijas.
Na, aš turbūt apibendrinsiu tai, ką, sakykime, jeigu Giedrius grojo partizanų dainas, reiškia, Albertas grojo savo dainas apie partizanus, aš padainavau vieną partizanų dainą ir vieną padainuosiu, reiškia, savo dainą, Almio Grybausko tekstu, vadinasi Lietuva. Aš galvoju, kad mes gyvendami kryžkelėje, tarp įvairių ir nei vienas karas kažkaip, nu, kol kas, ačiū Dievui, dabar dar mes taip šalia ant ribos esam, bet šiaip tai beveik visi karai, tai reiškia mes kaip ar vieni eina, ar kiti eina, mes kaip ant to kryžkelės stovim ir tiek daug visokių, reiškia, išmėginimų mūsų tautai teko ir kiekvieną kartą rašo savo dienoraštį, savo dainų dienoraštį, kuri reikalinga budėti, reikalinga būti pasiruošusiam ginti savo tėvynę. Almis Grybauskas, Lietuva. Lietuva, tu čia, kaip lava, kaip širdis, į kurią keliavau. Kaip širdis, kaip lava, kaip širdis, į kurią keliavau. Kaip širdis, kas tave mano pėdų atplėš. Lietuva, pažiūrėk, va tu aš, Lietuva. Lietuva, pažiūrėk, va tu aš, Lietuva. Lietuva, tu žaliausia žaizda, aprišta šviesia plaukiais, takais, tu žaizda, aprišta šviesia plaukiais, takais, tu žaizda. Pasakai man kažką žaisdama ir nutvilko tie žodžiai, sakai, Lietuva. Ir nutvilko tie žodžiai, sakai, Lietuva. Lietuva, tu va čia, kaip lava, kaip širdis, į kurią keliavau. Kaip širdis, kaip lava, kaip širdis, į kurią keliavau. Kaip širdis, kas tave mano pėdų atplėš. Lietuva, pažiūrėk, va tu aš, Lietuva. Lietuva, pažiūrėk, va tu aš, Lietuva. Aktorius, bardas Gediminas Storpirštis. Tikrai nemažai čia jūsų susirinko. Bet čia jūs jaučiat, kiek čia yra žmonių. Čia klausosi jūsų visų 600 partizanų, kurie ilsisi šitam
koplyčiai Kolumbariumi. Tūkstantis 949 m. lapkričio 14 d. Plunksnočių miške bunkeryje kartu su kitais laisvės kovų bendražygiais žuvo poetė Diana Glemžaitė, išduota agento Moskva. Iki šiol nežinomos, kur ilsisi jos kūnas. Mes mokėsim numirti. Mes mokėsim numirti. Jei tėvynė aukos reikalauja, nesuriš mus gretų nieks vergovės pikta grandinė, neišmoksim sulinkti prieš ateivių įstatymą naują, savo brolį parduot, dar visi neišmokome, ne. Kraštą ginsim šį, kaip senovėje protėviai gynė. Balsą žemės gimtos išnešioja giliausioj širdį. Nors laukai ir keliai pavergtųjų dejonių nutvynę, kur klausysies aplink svetimųjų žingsnius te girdi. O juk bus dar diena, kai po vėliavų plasdantį mišką baltas vytis pakils ir padangėje aukštai suspindės. Mūsų kraujas giedos, pragimtinės vėlėna ištryškės ir ant kapo nykaus šviesios taurės lelijų žydės. Pardudės traukiniai išsivežę jaunatvišką dalę, visi monai išdils, tarsi pjautuvas dyla delčios. Grįžę mūsų tėvai, mūsų sesės iš Komi Uralo, atsiklaupę čionai, verkdami gimtą žemę bučiuos. Mes mokėsim numirti. Ne už svetimą mintį ar žodį, ne už tuos, kurie skriaus degdami viską melo tamsa, tik už rytą, kurs laisvės saulė didinga parodys, mes mokėsim numirti. Giedrių veidų ir tvirta dvasia.
Labai dėkoju jums visiems, kad nepamiršta tautos didvyrių, kad dainuojam dainas, nes jos yra mūsų stiprybė. Ne istorijos vadovėliai, o dainos primena mums tuos mūsų jaunus vyrus, kurie nepabodami atidavė savo gyvybę už Lietuvos laisvę. Mes tą oficialią dalį lyg tai ir norėtumėm pasakyti, kad baigiam. Norėčiau paprašyti Tuskulėnų memorialo vedėją Dovilę Lauraitienę, kad įteiktų apdovanojimus visiems 5 dalyviams, mūsų aktoriams. Tai ateik čia, Giedriau. Giedrius Arbačiauskas. Albertas Antanavičius. Gediminas Storpirštis. Folkloro ansamblis Vilniaus Ūla, vadovė Janina Bukontaitė. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų Ramovės folkloro ansamblis Vilnelė, vadovė Laima Purlienė.